I'm Irina. My oldest son, he has autism. Aura helps him to go outside. My son only goes with supervision of an adult or with Aura. That's a big step forward for him to be more independent. As well, he has meltdowns. Aura comes, he calms down much quicker than used to be. And also, I have a condition, autoimmune condition. Aura picks up much quicker than I pick up on the worsening condition. She does a deep pressure, she brings me medicine, and I know that I have to take this now. I trust her already. Aš esu Justas. Mulana mano gyvenime atsirado tai pakankamai netikėtai ir neplanuotai. Ir nors ji nėra neregių vedlė, tačiau ji tikrai sugeba mane parvesti namo. Pradėjom pirmieji Lietuvoje dresuoti šunis asistentus žmonėms su negale. Šunys asistentai padeda psichologiškai, šunys padeda nusiraminti tiek ir buityje. Durų atidarimas, baldų atidarimas, įvairių daiktų padavimas. Aš esu Renata, mama Kipro, tai yra berniukas 14 metų, su sunkia judėjimo negale, raidos sutrikimais, komunikuoja neverbalinė kalba. Labradorės Ora yra ruošiama jam kaip šuo pagalbininkas judėti, pagalba kaip atrama. Taip pat pagerėjo jo komunikacija neverbalinė. Toks jausmas, kad iš jos mokosi išreikšti, ko nori. Labai pagerėjo emocinis stovis. Mano vardas Inga. Turiu 2 mergaitės, kurios turi autizmo spektro sutrikimą. Tiek viena, tiek kita mergaitė turi gan didelių koordinacijos sutrikimų. Tai jinai eina zigzagu to. Kai laiko lokį, jei lokis eina gražiai tiesiai, tai jai lengviau susikoncentruoti. Jinai pamato žmogų ir, tarkim, labai intensyviai į ją žiūri, jinai gali bėgti belekur ir bet kiek laiko. Lokis nesikelia ir jinai niekur negali pabėgti. Lokis guli, kol nėra komandos. Aš esu Ajana Lulat, fondo po savo vardu įkūrėja, Lulan fondas, mano šuns asistento garbiai. Šis šuo tapo pirmoji šunim asistentu Lietuvos istorijoje. Taip pat atliekame edukaciją žmonėms, tyrimus, siekiant įrodyti šunų asistentų vertę ir ypatingus žygius, žygiai aplink Lietuvą, Gineso rekordą ir Lietuvos rekordą, kur kalbame apie žmonių su negalės teisės ir tai, kaip aktyviai ir vertingai jie vis dėlto gali gyventi, kad klimato statusas jau yra praeitis mūsų šalyje.